Tai kodėlgi mes šiandien į mokyklėlę atvykome pasipuošę pižamomis? Tokie gražūs ir jaukus. Vaikai, mes dalyvaujame projekte, kuris vadinasi Lietuvių kalba nemiega niekada. Šiame projekte dalyvauja labai daug lituanistinių mokyklų iš viso pasaulio. Vaikai į pamokas ateina pasipuošę jaukiai. Visi ateina pasipuošę pižama. Štai matote nuotraukas iš lietuviškos mokyklėlės Islandijoje. Taip pat nuotraukas iš lietuviškos mokyklos Jungtinėse Amerikos valstijose, iš Airijos. Vaikai visame pasaulyje į mokyklą atėjo pasipuošę pižama. Ir Norvegijoje, ir Londone. Visi turėjo labai linksmas pamokėles.